Radio centro video. Antai sėdi Žygimantas tupi. Žygimantas Takėnas kažkur koridoriuje bendrabučio. Aplink jį nemenkas skaičius tų bendražygių, pritarėjų. Ir triukšmas ten. Kažkas buž. Aišku, ateina greitai ta budinčioji. Nu ir sako Žygimantui vardas. Ką tu sakai? Vardas savo sakai. Žygimantas, taip. A pavardė, sako. Ir ką tuomet sako Žygimantas? Žinok, tikrai neatsimenu. A nori priminsiu? Na. Bet čia be pykčių, viskas Aišku, okei. be abejo. Sakytų Alijošius. Alijošius, taip, Alijošius. Nu. Tiesiog, ko gero, pirmas žodis į galvą. Neturi jokio pagrindimo, kodėl Alijošius, kodėl ne kas nors kitas. Nu, kodėl Sakau, tiesiog turbūt pirmas žodis šovės į galvą, gal ant palangės stovėjo Alijošius, neįsivaizduoju, bet taip labai reikėjo ten greitai reaguoti, nes kitaip būtų kelionė namo. Ir nuo to karto, kaip Agnė sakė, kad kur tik pasirodo Žygimantas, tai jau nebestakėna, žinokit, o Žygimantas Alijošius. Ir daug rimčiau skamba iš tikrųjų. Malonu prisiminti. Įsijunk gerą nuotaiką. Radio centras.